2016 m. balandžio 13 diena Jurbarko miesto istorija įeis kaip naujo biokatilo statybos pradžios data. Šiandien akcinės bendrovės Kauno Energija filialo Jurbarko šilumos tinklai katilinėje buvo įmūryta kapsulė su laišku ateities kartoms apie dabartinės kartos siekius puoselėti švaresnę aplinką Lietuvoje. Kapsulės įmūrijimo ceremonijoje dalyvavo Kauno miesto ir Jurbarko rajono savivaldybių merai Visvaldas Matijošaitis ir Skirmantas Mockevičius, Kauno Energijos generalinis direktorius Rimantas Bakas ir uždarosios akcinės bendrovės Enerstena generalinis direktorius Virgilijus Ramanauskas. Visų jų parašai buvo sudėti ant laiško ateities kartoms ir įdėti į plieninę kapsulę bei įmūryti Jurbarko katilinėje išlietuose 5 MW biokatilo pamatuose. Jurbarko šilumos tinklų filialo katilinė akcinė bendrovė Kauno Energija rekonstruoja siekdama diversifikuoti kuro naudojimą, sumažinti šilumos gamybos sąnaudas ir atpiginti šilumos energiją vartotojams. Jurbarkas yra paskutinis miestas Lietuvoje šilumą gaminęs dujomis. Naujo biokatilo statybos pradžią abiejų savivaldybių merai įvardino istoriniu ne tik Jurbarko miesto įvykiu. Tai čia nėra neeilinė diena vien Jurbarkui ir Kaunui yra neeilinė diena, todėl kad Kaunas ir visada šildė Jurbarką su šia katilinė ir dabar padarysime teisingą ekonomiką ir Jurbarko žmonės dar turės pigesnę šilumą, o Kaunas sutaupys pinigų kitiem objektams. Mes labai džiaugiamės, kad pagaliau po ilgų diskusijų, ilgų dėrybų Kauno Energija, Kauno miestas, Kauno meras ryžosi iš tikrųjų dideliam žingsniui, mums svarbiam žingsniui ir pradžia duota, jo labiau regionų bendravimui nauja pradžia, kadangi mes dalyvaujam bendruose projektuose e-marketingo, turizmo projektuose, tai manau, kad tai dar kartą bus dar vienas plotmė bendravimo tarp miestų ir Lietuvos kaip vieno gražaus regiono. Skirmantai, gal nesureikšminam, iš tiesų galvo žmonės, kad Kaunas jau ten taip lėtapėdžiai ilgai galvojo. Ne, gerai skaičiuoja, ilgai nuo to skaičiavo. Po inauguracijų sėdom ir kalbėjomės, kaip kuo greičiau padaryti. Kadangi praeitam šildymo sezonui fiziškai nebūtume spėję, už tai darom sekančiam šildymo sezonui. Pirmojo rekonstrukcijos etapo metu bus įrengtas 5 MW galios vandens šildymo katilas su biopakura bei pagalbiniais įrenginiais, biokuro sandėliu, su kuro transportavimo bei kitais techninėme projekte numatytais įrenginiais. Įvykdžius pirmąjį rekonstrukcijos etapą, iki 80% šilumos Jurbarko katilinėje bus gaminama iš biokuro. Ir tik pačiais šalčiausiais mėnesiais dalį šilumos reikės pasigaminti deginant gamtinės dujas. Skaičiuojama, kad pradėjus didžiąją dalimi naudoti biokurą, šilumos savikaina sumažės iki maždaug 5 € už 1 kWh. Darbų rangovo, uždarosios akcinės bendrovės Enerstena generalinio direktoriaus Virginijaus Ramanausko teigimu, naujas biokatilas pradės veikti jau šių metų rudenį. Prieš įkasant kapsulę mes turėjom atlikti tam tikrus demontavimo darbus, paruošti šitą aikštelę ir iš karto prasidės statybos darbai, mes pradėsim daryti pamatus įrenginiams. Įrenginiai lygiai greičiai yra gaminami gamykloje Kaune, visa įranga yra lietuviška. Ir birželio mėnesio pradžioj, kai bus techniškai įmanoma suaušus pamatam statyti įrangą, čia atvažiuos kokią 10 vilkikų, kurie atveš visą įrangą iš Kauno į Jurbarką ir mes ją sumontuosim. Po montavimo mes taip tokiu terminu vadinam, įvyks įrangos aprišimas vamzdynais, aikštelėmis, sumontuoti bus kabeliai elektriniai, kurie, nes visa šią sistemą valdo automatika. Ir maždaug rugsėjo mėnesio antroji pusėje prasidės testavimas įrangos ir spalio pradžioje mes įžiebsime ugnį. Ir po ugnies įžiebimo jau šitas katilas nestos visą šildymo sezoną, nes paprastai tokia įranga skaičiuojama, kad jinai turi dirbti be sustojimo pusę metų ir pradėsim tiekti šilumą Jurbarko miestui. Per nepilną mėnesį mūsų įrangos gamyklos specialistai apmokins vietinį personalą, kaip dirbti, kaip operuoti šitą įrangą. Ir galutinis pridavimas valstybiniai komisijai, užsakovui, turėtų įvykti
lapkričio viduryje. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad šitų terminus galima pasiekti tik dėl to, kad dirbama su profesionalais, tiek užsakovai, tiek rangovai esame profesionalai, nors su viešų pirkimų sutartyje mūsų terminai yra nurodyti kitų metų vasario mėnesį. Bet matydami labai didelę svarbą miesto gyventojams turėti pigesnės šilumos, matydami svarbą Kauno Energijai taupyti pinigus, kurie dabar yra išleidžiami brangiam importuojamam kurui, mes paslinkom, kaip sakant, grafikus porą mėnesių atgal.